Tokios yra naujienos, tikrai galima sakyti, kad teisingumo aušra yra nukanalizuota, yra betvarkė ir nežinau, ar Algirdas Paleckis supranta tą situaciją, kurioje atsidūrė teisingumo aušra. Manau, kad jį pasiekė ne visa pilna informacija ir žmogus, jeigu žinotų, galbūt imtųsi kažkokių tai priemonių. Juk pasižiūrėjau ir šiandien į tą pačią Povilaičio, kuris yra teisingumo aušros narys, Facebooko įrašus, dalinasi celofanu. Nu, Dieve mano, lyg tai nebūtų ką teisingumo aušrai dalintis. Tai yra kairysis judėjimas, kuris atstovauja kairiasis jėgas. Bet dalinasi celofanu, visiška košė galvoje. O kaip gali nebūti košė galvoje, kada yra vartojamas alkoholis. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte, saugokit save ir tada iki kitų kartų.